va, dasigyvenam vėl. Pasižiūrėk, nespėja mūsų prezidentas paskui nuvažiuoti, va, vėl viskas pagal seną, vėl prasidavėm. 20 valandą programa brėdė, laikas, va, pažiūrėk. Ko tai kalbė dabar nesąmonės? Reikia teisybės ieška. Pasižiūrėk, vaikės senas laikraštis, 89 metų. Dar tais laikais prezidentų nebuvo. Matai, visas geltonas ir rebaluotas. Skaita reikia. Ei, Ką? žiūrėk. Kur? Vėl cigonka ateina. Kur? Trečių karšindai. Nelaidžiu vidun ir viskas. Suprantate, tai ir apgaus. Einam pasiteismą lauką, žirkos pasiėmų dar sėkį. Palauk, ciganka, taigi gerai, aš pavarašiu, čia kaip anksčiau. Ja, ciganė, tai cigan, babai, ciganė, ja varojo. Nustok čia paukdau, kaip pavaražius, tai nieko nepadarėsiu, nei pinigų, nei laikrodžio, nei vieno. Einam pasiteismą lauką. Einam. Atsargėsi, kad neišdurtų. Varyk, Stop, soja vidų neleidžia, negalima, nelzia. Labą dieną, pasitikite pareigūnę, gyventojų surašymas. Matai, apsipažinam, Janitė. Pameislėm iš tolo, kad cigonka ateina. Ir žirklą savyginai pasiėmiau. A kartelai, da, kad prisisėgus. Čia kokiagi tu surašinėtoja, kad pati rašyt nemoki. O čia visai ir nereikia mokėti rašyti. Čia prie tam tikras vietas gyventoje kryžiukų padedi ir viskas. Va. Žinai, Janitė, prie tam tikras vietas, kai gyventojai kryžiukų padėsi, tada jau nieką jam nebereiks ir surašinėti ir nieką. Supranti, kryželis ir ramen. Tai klausyk, tu gerbiamas surašinėtoja. Klausyk. Taigi surašymas prasideda rytoj, balandžio 6, tai ką aš išdėjau vazoje. O šiandien yra repeticija. Aš apeinu visą savo teritoriją, įspėju visus savo klientus, kad rytoj būtų namuos. Taip sakant, pradedu iš anksto darbą. O, jau, mano namuose rytoj jau nieko nebus. Pati išvažiuoju turgun, Antaną tada praeitą turgaus nebuvo. Blogai. A kaip, kad tu navynų nežinai, kur tie gyvena. Žinai, va, kas pas burbulų ūkininkų, ketvertukas gimė. Žinai, tu berniukai, dvi mergytės, va. Nu tai va, sužymėsim viską ir pas Sužymėsim, nežymėk, pašpasė jau. Bet paršovėdė atsivežė tokia 7, atsivedė paršiokus. Palauk, a kaip tu vyriausybės vyrus, va. Adamkus Meksikai, papūs to degol. Yra pusė išvažiavi Maskvon, va. Toks kaip Maldeikis pats nežina, kur buvo. Kaip atrasi visus vyriausybės tos klierikos. Ne jūsų rūpestis, va. Ne jūsų rūpestis. A tada tu man paaiškink, žinai, Janičku, kaip tu surašysi tuos 200 000 mūsų tėvynainių, kur Ispanijai mandarinus keina, ką? Va. Taigi va, šitam gyventojų surašymi dirb daug ir prokuratūros darbuotojų, ir Ispanijos policija pajungta. Kaip tik vieno panevėžietį Ispanijoje pagavo 4 metus nesurašytas gyvena, dabar surašė jau. Ir tokių prirašyta ir Danijoje daug, ir Anglijoje, ir visur. Žodžiu, čia ir kruopštus, nuodugnus darbo procesas. Kruopštus, nuodugnus darbo procesas. Prisirinkus kažkokių tai nesavų žodžių, kruopštus procesas. Sakyk, ką nori, lietuviškai, liaudiškai. Lietuviškai ir aiškinu. Bus anketų užduodami 44 klausimai. Perkūnai, nesąmonė. Šitie klausimų žmogaus gyvenimą išanalizuoti, tai čia ir lindimas panaktiniais marškiniais. Taip. Matai, kaip čia pasakius, ar čia lindimas ar nelindimas, bet ir va tokių, sakyčiau, tikrai intimių klausimų. Va, pavyzdžiui, va šitas, va. Ar jūs gimdėte, va? Kada? O jie nespasi, čia nespausai, va. Arba va šitas klausimas, va, yra, va. Kokiai religiniai bendruomeniai priklausote, va. Nu, paskui va šitas, ar turite invalidumo grupę, ha? Va. Šitas tai geras, per mažai, tada daktarui daviau, būčiau intišius, tai va, tavo aš tam punktelį būčiau kryželį va padėjus. Taip, va, būčiau padėjus. Liuosiai. Taigi klausimų, taip sakant, nereikia išsigausti. Tie, galim sakyti, pakankamai elementarus. Va, pavyzdžiui, va, yra klausimas būsto nuosavybės forma, va, naudingas plotas, va, kambarių skaičius, šildymo būdas, ar turi žemės vardas, va, pavardės, mens kodas, va, da klausimas, jūsų pragyvenimo šaltinis, va. Mano pragyvenimo šaltinis dar iš turgaus neparėjo. Gerbiamas surašinėtoja, paklausykit, šitą jau per daug tuo reiks atnešti piniginį ir parodytą suskaičiuosi, kiek centų yra. Turbūt, kad reiks.
nesulauksi. Žinai, pasakysiu, nesulauksi. A pati iš kągi gyveni, ką? Ką žinai, mes čia dabar atsistoji, burnas dar mau šeinam, ana už tai gaus pinigus. Žinai, draugė mėla, ne. Tai gausi pinigus, tai mums pareigūnam, va, už kiekvieną strobos surašymą yra mokama po 10 litų, va. Tai va, nesulauksi, va, išgrauš špygą tau, supratai? Ana, matai, mes surašinės ir už 10 litų. Jeigu nori, yra fiks idėja. Davai, surašam, galim surašyti daug, atsakyti visus klausimus, bet dalinamės papitakų. Draugiškai. Jau klausyk, kad jau su nieko nesidalinsiu savo sąžininkai uždirbtų pinigų. Su nieko. Tai žinai dabar, draugė mėla, mygam iš mano kiemą? Taip. Ar rytoj reikia šunis palaisiu, greitai? Nespartik tu! Greitai! Už pareigūnės einančias vykdančias pareigas įžeidimą teismas garantuotas. O anketas aš pati už jums užpildysiu. Aš tą geriau žinau apie jums viskų, negu jūs pačias apie save. O pinigų nesidalinsiu. Viso gero, bobas. Rauginta vanda. Žinai, ko pasakysiu? Ja. Dabar Janytė baisesnė daužčigom. Oi, čia aš jau pažįstu tą seną. Einam greičiau sunervava. Velniai greit, tu turi trauktinės gerai, sakės. Intrauksmą pavėdų. Ir kad nevadžiu. Nosis. O